Mažiau įmetė. Ne, Žalgiris įjungė šiek tiek rimtesnį bėgį, pradėjo agresyviau gintis ir antras kėlinys buvo tas turbūt prasčiausias ir kuris nulėmė rungtynės. Negaliu sakyti, kad ten ketvirtam kėlinį, trečiam ketvirtam kėlinį mes gerai žaidėme kažką, tai aišku, mes žaidėm taip, kaip leido Žalgiris. Šiandien leido taip pakankamai mažai laisvės davė, tikrai žaidė kipiai. Ir gaila, kad per tą antrą kėlinį davėm tokį atstumą saugų jam ir nepavyko šiek tiek pakutenti daugiau, bet daug priekaištų vyram nesakėme, yra tam tikri dalykai, kurių mes prašėm šiandien nebuvo išpildyti, kai kurie pavyko, tai yra kur dirbti ir čia tokia repeticija mums prieš atgrinamąsias pažaisim su vienu iš grandų. Ar jau galėjo žaisti Vytas Šumskis? Nežinau, mes neplanavom gal ir kad Gintaras šiandieną žais tiek daug, ypač jis per apšilimą pasakė, kad neblogai jaučiasi, bet matėm patys tos epizodus, kai Gintaras perimęs kamuolį nubėga, jau atrodo ir dės, bet jis meta paprastą metimą dar nepataiko. Tai tikrai atsiliepia ir fiziškai, ir psichologiškai, o dėl Šumskio bus matyti, kaip manau, kad kažkurio tai metu artimiausiai iki pliofų, tai tikrai, bet dabar su Lietuvos ryto ar Lietkabeliu dar klausimų. Lipėte porą mačų, kaip vertinate Kylos pasirodymą reguliariausias? Jeigu tu būni septintas ir gauni grandus, tai nėra pats geriausias dalykas. Labai, turbūt pats liūdniausias tas dalykas, kad mums tikrai neblogai sekėsi tiek iššūkio tauriai, tiek Baltijos lygų, federacijos tauriai, bet LKL mes per daug rungtynių pralaimėjom atkaklių, mažų skirtumų ir tai mums tikrai brangiai kainavo. Gaila, aišku, mes sezono dar nebaigėme ir atostogauti neinam, dirbsim toliau ir kai jis baigsis, tada baigsis.